Nu ką, vasara baigėsi, pakalbėsime apie sąnaudas. Tai dabar va pakrovus, nežinau, čia pritrauks zoomas, nepritrauks, rodo 3, pravažiuosim 3,40. Nu čia aišku, dabar šilta, visa kita. Tai pravažiavau per 3 mėnesius 3158 km. Dabar rugsėjo 5 ar 9 čia dieną. Vienu žodžiu, ką galiu pasakyti. Per tuos 3 mėnesius nenunulinau. Vidutinė sąnaudos 13,1 gavosi. Gal čia kam įdomu, aš nežinau. Gal kas planuoja įsigyti, renozuoja ar dar kažką. Tai vienu žodžiu, tikrai sąnaudom patenkintas ir čia buvo toks mišrus režimas. Ir dviratį yra tekę vežtis pirminę gal apie 200 km ant kablio ir su priekaba pravažiuota apie 300 km, gal nedaugiau, koks 380 gal. Vienu žodžiu, tai gavos tokios sąnaudos. Tai galiu pasakyti, tikrai apsimoka ant elektros važinėtis ir siūlau ir kitiem įsigyti kažką iš elektrinių automobilių. Ir šiandien kaip tik kabinuosi priekabą, važiuos truputėlį krovinį parsivežti. Tai iki tonos tampu maždaug, bent jau kablys tiek rodo, kad galim ten, bet tai panašiai ir gaunas kokį iki 800. Tai drąsiai laiko, sąnaudos truputėlį gal išaugo, bet kas keiščiausia, vidurkis vis tiek gavos 13,1, nors kokie 25-28% buvo važiuota su priekaba. Būtent. Tai vienu žodžiu, kam domina, gali parekomenduoti, kaip užsidėti tą kablį, kad išnaudot automobilį pilnai. Nu, kad ir dviračiai užsidėti, pasikabinti, ir tai jau geras variantas gaunasi. Tai va, tokia trumpa vasaros ataskaita. Nu, atvažinėsime po to gal žiemą, nežinau, kada čia reiks nusinulinti. Atvažinėsim žiemą, žiūrėsim žiemą, kas gausis, kokios sąnaudėlės. Aišku, jos bus žymiai didesnės. Tai tiek.